Karolok? Ką, mamukai? Ką, mamukai, aš noriu tavęs paklausti, kodėl tu 15 metų su mergaitė draugauji ir dabar gražiausia, klausyk, iki šiai dienai nepristatai mergaitės tėvam, mes nei vardo nežinom, nei pavardės, nu nieko, nu. Net kaip kreiptis nežinom. Nu, mamukai, nu, ai. Nu, kasai dabar, kasai? Kasai? Mama sako. Nu, taigi, nu, ai, tai sakau, nu, taigi... Kas, nu, ai, nu, kas, nu, prašau pasakyti mergaitės vardą, nežinai, kaip kreiptis, nu, kaip dabar aš ją šauksiu? Nu, mamukai, taigi, iš tikrųjų, tai jos vardas nelabai gražus, dėl to aš nenoriu sakyti. A čia ne mūsų reikalas, gražus, negražus, taigi žmogų kažkaip matytai reikia. Nu, aš galiu tau pasakyti geriau pravardę, kaip ją draugai mokykloje pravardžiuoja Nu, klasiokai. sakyk, pravardę. Nu, jos pravardė yra... Čiulpėdra. Labą dieną. Labą dieną. Nu, gerai, Tai mamukai. gal žuvėdra, sakau, gal painioji, kad nors tokio Ne. žodžio nėra. Sakau, kad čiulpėdra. Gerai, aš galiu pasakyti mamukai ir vardą, bet jūs turit prižadėti, kad nesijuoksit iš jos vardo. Nu, kas juokiasi iš žmogaus vardo, tu visai jau galvoji, kai mes kažkur... Žodis. Prietrankos, ane? Žodis. Nu, gerai, mamukai, jos vardas yra Smirdvidė. Matai, kokie tėvai protingi, tokį įdomų vardą rado. Sakiau, nesijuok, tėtukai. Einam. Paspringo tėvas, nėra čia ko kabinėtis. Ale vardą tu man duok tikrai Vydė, įda smirdinti. Tu įdėjau ten. Gerai, matyliu. Bet smirdė, ar kaip?